Palauk, kas čia? Kažkaip didelį skaičių labai. What? Ai, nu. Tai ką, mėlieji, pagaliau Astono blokas, alkūnė, galvos sutvarkyti ir paruošti pas mane. Visos originalios dalis jau lentynoj, tai rebokšliai, tarpinės, paskirstimo komplektas, visi reikiami varžtai, žiedai, stumokliai, alyvos aušinimo siurbliai, įdeklai ir pats Astonas ant keltuvo, kuris baigė priaugti. Sorry iš karto dėl bardako, bet tam, kad įsitraukti Astono jėgainę, reikia literaliai pusę automobilį išardyti. Išsitraukia visa transmisija su varikliu, su viskuo kartu. Tai va toks va didelis agregatas turi nusileisti į apačią tam, kad ištrauktų variklį. Nu, kaip gerai, kad sportuoju. Galiu tokius darbus vienas pasidaryti, nes kitu atveju, kaip minimum, būtų arba triusikai pristabdyti su pora papildomų brūkšnių, arba stubras juos subirėjęs. Tai va, hebra, sportuokit, rūpinkite savim ir šatautas CrossFit laisvė. Nu ką, pradedam darbus prie Astono, tai reikia pasidėlioti tokį minimalų planą. Tai pradžioj, pastatytas blokas ant stovo, reikia jį dabar išsiplaut, nes jis, tipo kaip ir išplautas, bet vis tiek po visų procedūrų šlifavimų, honingavimų turi vis tiek kažkokių tai alyvos ar ten kitų šiukšlyčių išsipūst skylės, visas reikia tepimo, aušinimo kanalus, visus nusivalyti į hermetikus ir kitą visą šūdą esant ant jo. Tai jo. Tokia pradžia, tada sekantis žingsnis statom pagrindinius įdeklus, alkūnę, susukam alkūnę ir eisim tada prie stumoklių toliau. Jo, tai plaunam. Mums reikės pono misterio priklynerio ir oro. Negailim, svarbu negailim. Kaip žinot, ar briklynerio per daug, tai jeigu, pavyzdžiui, dirbi, taip įnikęs į darbą ir ilgesnį laiką su briklyneriu ir jo koncentracija ore ganėtinai nemažai yra. Ir taip, jeigu periferinį matymą matai, kad ten kažkas sujudėjo, prabėgo ir panašiai, tai jau ženklas, kad reikia eit pakvėpuot gryno oro. Arba jeigu jums tas patinka, tai mėgaukitės. Man nėra blogai, aš jau pripratęs, ar tai gerai, nežinau. Bet būna kiti žmonės, jeigu užeina pas mane, kai aš vykdau kažkokius plovimo darbus ir aš jau nebejaučiu to kvapo esančio čia. Tai kiti, kai užeina. Ne, aš dar ten, kad pasisukau iš šono, tai dar nemačiau jokių vaizdų, jeigu kad. Tai žodžiu, būna sako, kad blet, seni, tu čia tipo normaliai viskas tau, kvapas ganėtinai intensyvus. Procedūrą kartosim keletą kartų, nes jūs iš ten turbūt nematėt, bet ypač, kur yra galvų varžtų skylės, tai ten pilna šūdo visokio, kadangi bloko plokštumos taip pat buvo lengvai praeitos nuimant plokštumą. Dalykas, kurį nuo ten nufrezavo, įkrito ir į tas skylės. Būtina labai kruopščiai, tvarkingai išvalyti, išpūst. Jokios klaidos neatleidžiamos. Tęsiam.
the power to be set free. My love, won't you just look in my eyes, see what lies behind the mirror of a modern life don't suit my stripes. Tai pirmas etapas su dinamometriniu jau praeitas, visi pagrindiniai kakliukų varžtai, išskyrus šoninius, bet jie vėliau. Sekantis žingsnis, turim susvaržtus pagrindinių kakliukų pasuk 90 laipsnių varmą. Prieš tai su markeriu susižymėm, kad turėtume orientyrą ir kad matytume, jog visi varžtai vieną kryptim pasisukę taip, kaip turi pasisukti. Varžtai dabar yra pažymėti štai taip. Look in my eyes, see a light that shines a different hue. In a modern life that don't suit my stripes. Turim suvaržytą alkūnę ir visi varžteliai žiūri vieną kryptimą. Liko suvaržyti šoninius kakliukų varžtus ir su alkūne bus tiek reikalų. Eisim prie stumoklių. Ir ką mes turim? O mes turim gražiai susuktus visus vieną kryptim žiūrinčius varžtus. Taigi, blokas su alkūne jau sujungti, viskas pilnai susukta. Toliau viena iš tokių labiausiai užknisančių dalių iš tikro visam šitam darbe projekte, kuomet renkami varikliai, tai yra detalių valymas ir plovimas. Čia toks trumpinantis dalykas. Išsiplauti visus stumoklius, išsivalyti reikia, dėti žiedus ir statysim viską į bloką. Tai kaip matot, valausi ir tvarkausi stumoklius, įdėklus, ištraukiu varžtus iš švaistyklių kakliukų, čia jas tokiom įvorėm iš tikrųjų nebuvau dar niekada matęs tokio varianto. Nesunkiai išsiema, lengvas stuktelėjimas išmuša tą įvorę, bet kuomet čia yra, neleidžia iškristi varžtų. Nežinau kam, bet gal visai smart. Turbūt pastebėjot, bet turiu čia 3 naujus stumoklius ir kodėl aš juos turiu ir kodėl apskritai Astonas pasiekė štai tokią stadiją, aš jums pabandysiu dabar papasakoti. Koks reikalas? Reikalas yra toks, kad čia ant žemės turim išmetimo kolikus su katalikais. Vienas katalikas 3 cilindram,
Tai turim čia tris. Ir čia mes turim labai nedidelį atstumą. Tai vos keletas centimetrų ir iš karto prasideda katalikas. Tas katalikas, jis yra keramikinis. Ir negaliu pasakyti dėl kokios priežasties, bet tas katalikas sufeilino, sutrūko ir subirėjo į miltą. Ko pasakoj, tie miltai varikliui dirbant papuolė į cilindrą. Ir tuos 3 cilindrus, kuriuos dengia tas vienas katalikas, jis sugadino, nes įtraukė pro išmetimo vožtuvus dulkes keramikinės ir tos keramikinės dulkes pradėjo valgyti cilindrų sienas ir stumok. Tai cilindrus mes sutvarkėm su honu, mums to užteko ir pakako, telpam į tolerancijos ribas, nereikėjo dar keisti gilzių, o kas liečia stumoklius, čia mes turim jau stipriau pažeistus sijonėlius, visų 3 stumoklių esančių po to kataliku ir turim net užspaustus visus žiedus. Jie čia kaip užvalcuoti dabar gaunasi. Tai tuos 3 stumoklius mes keičiam naujais. Taipogi su visu tuo šūdu, kuris pasidarė patekus keramikai į alyvą. Alyva visa, žinoma, praėjo pro visą variklį, kadangi tas procesas turbūt neįvyko taip staigiai ir paprastai, o kurį laiką jau dirbo, griaužė, valgė save, ko pasekoj tik jau galutiniam variante tie 3 cilindrai pradėjo streikuoti ir nebedirb. Pradėjome sfairint, klientas išsikvietė traliuką ir atvyko pas mus. Tai nuėmus išmetimo vamzdžius, esančius iš karto už kataliko, nenufilmavau ir nenufotkinau gaila, bet ten realiai iš išmetimo vamzdžio ištrūpinau katalizatorių gabalais. Tokia situacija. O kas liečia pačią tepimo sistemą ir žalą padarytą jai, tai iš esmės visi komponentai daugiau ar mažiau nukentėjo. Turim sugriauštus ir suvalgytus visus įdėklus. Jie visi tokie kaip su ganėtinai rupiu švytru praeiti. Pažeistas buvo ir alkūninis. Viskas ok iš tos pusės, kad užteko jį tiesiog supoliruoti, pažeisti ir paskirstymą. Velenėlį juos taip pat poliravom ir jų golevėtes teko tvarkyti. Užsisakėm visas naujas dalis, naują alyvos siurblį. Tiek tų reikalų ir tiek tų problemų. Brangios, neįtin malonios, bet tokia ta realybė. Tai viską rinksim, dėsiu dabar, pabaigsiu paskutinį stumoklį pakeisti, užmausiu ant švaistyklio, dėsim žiedus ir kišim viską į bloką. Su tokia problema iš tikrųjų aš pirmą kartą susiduriu. Yra tekę girdėti atvejį, kad Ferrari turėjo šią panašią problemą, kuomet ant F4 tram modelio ten V8 atmosfera trūksta išmetimo kolikai prie pat galvos ir per tuos įtrūkimus yra įtraukiamas visas šūdas, dulkės, kažkokios tai atplaišos, taipogi į cilindrus ir padaromas panašių principų damage'as cilindram. Tai jo, viską surinksim, katalikus dar likusius šalinsim, senu geru būdu, bulgarkė ir kempas mums padės, problemos nebebus, turėtų Astonas važiuotų. Nekur jis dėsis, važiuos. I'm losing my balance. Nu ką, visi stumokliai vietoj, verčiam bloką aukštyn kojom ir susukinėsim švaistyklius.
ką, alkūnės suvaržyti, stumokliai vietoje, kristykliai suvaržyti, blokas, galima sakyti, surinktas. Toliau mūsų laukia galvos, išsivalyti, pasiruošti viską ten, dedam ant bloko, sukam ir renkam toliau. Labas, bambulį, labas. Oi. Vos neišjungėte manęs. Geras, Piko. Oi, geras draugas. Turim kompanijas. Eikš, Piko. Oi. Padės susirinkti man variklį? Piko. Hei, padės susirinkti šitą didelį variklį. Iki pasimatymo kitose epizoduose.